projektus, tai yra su ekologija, su žaliojo uosto programa susijusius projektus. Vienas iš esminių, kurį mes įgyvendinam šiuo metu, tai yra elektros tiekimo laivams projektas. Jūs mato dabar vadinamus RORO, tai yra keltų terminalus, laivai, į kuriuos įplaukia automobiliai, vilkikai ir jie iš čia plaukia į Švediją, į Vokietiją ir į Daniją. Šitam terminale, o taip pat ir kitam antrajame mūsų keltų terminale Malkų įlankoje, šiuo metu mes įrenginėjame elektros stoteles laivams tam, kad laivai prisišvartavę prie krantinių galėtų išjungti savo variklius, nebedeginti iškastinio kuro, o apsirūpinti energiją iš elektros tinklo. Atrodo paprastas projektas, kasgi čia yra kažkokia rozetė padaryti laivui, bet jeigu pagalvotume truputį daugiau ir pasižiūrėtume į tų laivų mastą, tai suprastumėm, kad elektros energijos galios reikalingos tokiem laivam yra labai didelės, ypatingai keleiviniams laivams, kruiziniams laivams, kuriems mes tokias stoteles taip pat įrenginėjame. Įsivaizduokim, kruizinis laivas į Klaipėdą didžiausias yra perdirbamas ir iš ten jau mums atkeliauja nauja plieno produkcija. Klaipėdos konteinerių terminalas, kurį matote čia, jisai užsiima ne tik tai konteinerių krova, bet matot ir sparnus vėjo turbinų, vėjo malūnų sparnus, tai yra ne jūriniai vėjo malūnai, tai yra sausumai skirti vėjo malūnai ir per uostą šitie dideli komponentai atgabena ir po to yra vežami toliau įrengimui, kur tai bebūtų visos Lietuvos teritorijoje. Bet kai šita įlanka pagilėjo, ar padaugėjo poreikio, ar atsirado papildomų klientų, ar atsirado papildomų galimybių? Aš suprantu, kad techninė galimybė atplaukti pasikeitė, bet ar pasikeitė poreikis atplaukti? Na, kaip aš minėjau, tas labai akivaizdžiai atsispindi krovos statistikoje. Paminėjau tas 45% augimo. Jeigu surasiu savo lapuke, galiu netgi ir įvardinti skaičius. Tai šitoj Malkų įlankoje, šituose veikiančiuose terminaluose 17 metais buvo pakrauta virš 6 milijonų tonų krovinių, o 22 krova viršijo 9 milijonus. Tai matot, koks yra skirtumas. Ir tai yra dėl to, kad terminalai galėjo pasiekti didesnį efektyvumą. Be abejo, kai įvyksta pokytis infrastruktūroje, kai yra didesni gyliai prie krantinių, taip pat ir terminalai investuoja į savo krovos techniką ir šitam terminale galit pamatyti pakankamai naujų, modernių elektrinių kranų, kurie yra efektyvesni. Taip pat matote ir konteinerių terminale didelius geltonus konteineriams skirtus krauti kranus. Kai atsiranda infrastruktūra, atsiranda ir papildomos investicijos iš uoste veikiančių terminalų tam, kad krova vyktų efektyviau. Ir tai duoda geresnį rezultatą. Aš tik noriu pasitikslinti apie viską, ką mes čia kalbam ir viską, ką matom. Tai yra valstybiniai reikalai. Čia nėra kokio nors turtingo privataus žmogaus, kuris nusipirko savo konteinerinį laivą ir kur nors plukdo savo prekes. Geras klausimas ir reikia pakomentuoti. Tai yra, Klaipėdos uostas nėra viena įmonė, nėra vienas darinys. Klaipėdos uosto direkcija tai yra valstybei priklausanti akcinė bendrovė, kuri rūpinasi infrastruktūros įrengimu, infrastruktūros priežiūra, tai gilinimas, krantinių statyba, tokie projektai. Taip pat uosto direkcija užsiima saugios laivybos užtikrinimu. Mes turime žmonės, kurie panašiai kaip oro uosto dispečeriniai reguliuoja laivų eismą, jie žiūri į savo prietaisus, į radarus, į sistemas ir organizuoja, kada koks laivas turi įplaukti, kuriais bortais prasilenkti, tam, kad nebūtų incidentų, tam, kad laivyba vyktų sklandžiai. Ir pagrindinis tikslas, aišku, keliamas ne tik tai saugumas, tai yra be abejo pamatinis dalykas, bet ir uosto veiklos efektyvumas. Tai mes dėl to ir investuojame infrastruktūrą tam, kad galėtų prasilenkti kanale dideli laivai, tam, kad uostas galėtų priimti didesnio gylio laivus ir kad uosto kapitono tarnyba taip pat turi visą tai sukontroliuoti. Uosto direkcija nuomoja žemę privačiom kompanijom, kurios vykdo veiklą uosto teritorijoje ir tai, ką jūs matote virš žemės arba virš krantinių, tai yra investicijos, kurias daro privačios kompanijos. Jos stato savo pastatus, savo sandėlius, stato savo kranus ir teikia paslaugas komerciniais pagrindais, gauna pajamas iš atplaukiančių laivų savininkų ir tokiu būdu generuoja grąžą tiek savo kaip privačiom kompanijom, tiek ir valstybei per uosto direkcijos pajamas.
Džiugu, jūs daug čia papasakojot, kad gilinama įlanka, kad tas kelias praplatintas, pagilintas, bet turbūt tai daro ir kitos valstybės. Net aš nenoriu sumenkinti to, ką jūs pasakojot, bet aš tiesiog noriu atsispirti, pavyzdžiui, nuo kitų Baltijos šalių. Kaip mes atrodom? Nes iš jūsų pasakojimo atrodo, kad geresnio uosto nėra. Tikiuosi, kad taip ir yra. Be abejo, aš neturiu teisės kitaip kalbėti, bet aš manau, kad kai kurie dalykai atsispindi skaičiuose. Ekskursijos pradžioje aš paminėjau, kad Klaipėda yra tarp Baltijos valstybių didžiausias uostas krovos prasme. Bet be abejo mes turime vytis didžiuosius Europos uostus, mes turime nuolat konkuruoti su pagrindiniais konkurentais, tai yra Latvijos ir Estijos uostais, ir tam, kad mes išlaikytume lygį ir papildomo krovinio, jeigu mūsų uostas būtų gilesnis. Tai gali dalį pasikraut Klaipėdoj, paskui pabaigti Latvijos uostą ir tada jau varyt, kur reikia, ar ne? Kai kurie laivai taip ir daro, bet efektyvumo prasme tai tikrai nėra geras sprendimas ir aišku, mūsų uostui tai nėra geras sprendimas. Geriau būtų, kad visas krovinys būtų pakrautas Klaipėdoje. Dar vienas galbūt įdomus dalykas, įdomus objektas, kurį jūs mato dabar ir kurį iš žemės pusės gal sunkiau pamatyti, tai yra mūsų karinių laivų flotilė, kur yra Lietuvos 8 kariniai laivai ir 2 kateriai, kur jų yra namų uostas. Tai galit pasigrožėti jais. Manau, kad ne visus mes juos čia matom, nes dalis yra nuolatos arba pratybose, arba budėjime jūrai. Ir įdomus faktas yra tas, kad tie, kurie būsite Klaipėdos uoste kitą savaitę, tai turėsit galimybę pamatyti ne tik tai Lietuvos, bet ir mūsų sąjungininkų didelę flotilę, kuri lankysis Klaipėdos uoste. Tai turėkite omeny ir turėdami progą kitą savaitę užeikite į kruizinių laivų terminalą ar kitas vietas, kur galima matyti Klaipėdos uostą ir pamatysit nekasdieniškų vaizdų. Kiek sakėt, 8 turim tokius laivus, ar ne? 8 laivai, taip, ir mūsų flagmanas Jotvingis, kuris pažymėtas numeriu N42, stovi dešinėje. Žemsiurbė veikia kaip didelis siurblys. Tas gruntas yra išgabenamas į specialias vietas į maždaug 30 km nuo kranto į jūrą ir ten yra išleidžiamas jūros dugną. Reikia pasakyti, kad tokie darbai ir gilinimas uosto ir nuolatinis prižiūrėjimas, kad kanalas būtų tinkamo gylio, yra dideli projektai, svarbus projektai ir investicijų ir kainos prasme labai brangus projektai. Vieną iliustraciją galiu pasakyti, kad geriau suvoktume, kodėl uosto kanalo gilinimas arba malkų. Rūta Mur nufilmavo ten klipą. Ar jūs davėt leidimą ant tų konteinerių dainuoti? Leidom, kodėlgi ne. Ir tikrai konteinerių terminalas Smeltė, manau, kad buvo tie pirmieji, kurie tą leidimą davė ir turėjo šiek tiek prisitaikyti, nes konteinerių terminalo veikla vyksta pakankamai įtemptai, ypatingai jeigu laivas atplaukęs, tai terminale geriau šiaip sau nevaikščiot, tai yra ir pavojinga ir trukdo operacijoms, tai tam, kad